Labas, moteris ir merginos. Mano vardas Andrius. Man 38 metai. Šiame tinklalapyje susikūriau savo anketą, turėdamas tikslą susipažinti su moterimi. Ir jeigu tiktume vienas kitam, sukurti labai rimtus santykius, vadinamus vedybiniais santykiais, ir gyventi kartu. Gimiau aš 1973 metų lapkričio mėnesį 26 dieną. Esu baigęs Kauno technologijos universitetą visas 3 studijų pakopas, pradedant bakalauro studijomis, baigiant daktaro studijomis, ir esu įgijęs technologijos mokslo daktaro mokslo laipsnį mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje, technologijos mokslų srityje. Teko dirbti įvairiose darbovietėse. Būdamas studentu dirbau pardavėjų kioskelyje. Baigęs bakalauro studijas dirbau konstruktoriumi braižytoju. Taip pat baigęs doktorantūros studijas dirbau universitete dėstytoju. Dirbau Klaipėdos universitete, pradėjau lektoriumi, darbą lektoriaus pareigose, vėliau laimėjau konkursą ir dirbau docento pareigose, ir taipogi dirbau mokslo darbuotojo pareigose. Turiu seserį ir tėvą. Gyvenu pas tėvą bute. Šiuo metu. Kokios moteris man? Ideali moteris man būtų moteris baltaplaukė, ilgaplaukė, mėlynakė, arba geltonplaukė, ilgaplaukė, mėlynakė, arba pelenų spalvos plaukai, ilgi plaukai ir mėlynos akys. Pelenų spalva turima galvoje panaši į pilką spalvą ir panaši į sudegusių malkų krosnyje pelenus. Būtent gal aiškiau bus pilka spalva, bet be abejo ideali moteris, be abejo nuo idealo galima laisvai nukrypti. Nei per daug apkūni, nei per daug liesa, vidutinio apkūnumo. Taip pat norėtųsi, kad moteris turėtų darbo vietą arba kitokį pajamų šaltinį. Laukiu laiškų, žinučių